Taigi sveikinu visus čia susirinkusius, malonu visus matyti čia suvažiavusius, susibėgusius, susiejusius ir į festivalį, teatrinį festivalį Begasas. Ir kaip festivalio meno vadovė, geniali kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė pastebi, tai teatro festivalis Begasas tai neįgalių bei profesionalių teatro trupių sukurtų spektaklių socialinėmis bei negalės temomis renginys, kurio tikslai skatinti neįgalių žmonės atskleisti savo sugebėjimus, mąstymo būdą, kūrybinės galės bei sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliųjų žmonių meniniai saviraiškai, kelti jų veiklos kokybinius kriterijus, parodyti visuomeniai neįgaliųjų troškimą kurti ir dalyvauti profesionalioje meninėje veikloje. Aš tave suprantu. Man tikrai didelė garbė ir labai malonu pakviesti, pasakyti sveikinimo žodį visiems čia susirinkusiems. Tokią gražią progą teatrų festivalio Begasas, kuris jau tikimės tampa gražia tradicija. Taigi labai malonu pakviesti prezidentę, Lietuvos žmonių su negale sąjungos Rasą Kavaliauskaitę, kurios ir paprašysime tarti keletą sveikinimų žodžių. Šitas festivalis Begasas tai yra ne pirmas, bet kiekvieną kartą jisai yra jaudinantis, kadangi čia išstos žmonės, įvairūs kolektyvai, įvairių negalių, iš įvairių miestų ir parodys tai, ką jie sugeba, tai, ką jie gali. Gerbiamas ministrė, prašome ir jūs pasakyti keletą žodžių šitai puikiai auditorijai. Labą dieną, mėlyjeji. Noriu dėkoti už tą progą ir galimybę padėkoti, pasveikinti ir pasidžiaugti iš tikrųjų. Iš įvairiausių Lietuvos vietų 11 kolektyvų, apie 140 atlikėjų, kiek iš esos žinau, bet tai yra skaičiai. Skaičiai, kurie galbūt ne visada ir ne viską pasako, o tame kasdienėme gyvenime, kai skubame, bėgame, sprendžiame vienokias ar kitokias problemas savo buityje, namuose, darbuose, tiesiog atrodo ir neberandame progos laiko stabtelti, įdėmiau pasižiūrėti šalia esantį, pajausti, kuo gyvena